Tai, kas buvo antstolis, matyti 2003 metais, kai visi buvo išsigandę ir nesuprato, kas vyksta, ir kas yra antstolis 2025 metais, tai čia yra visiškai skirtingi, absoliučiai skirtingi dalykai. Tu net ir kontoroje eidamas į kontaktą visada turi galvoti, kad, gali tas kontaktas visai pasibaigti. Nusipirkau bilietą ir jau žiūrėkit, sekmadienį bus, ar kada čia tas lošimas, aš galbūt ir laimėsiu ir jau tada jokių problemų nebūsiu. Aš jau tada neturiu ką atsakyti. Taip, yra buvę ir tokių atvejų, kad žmonės gyvena šešėlį dėl to, kad turi skolų, tai manau, tai yra netiesa. Žmonės žino, kaip paslėpti savo turtą ir jeigu jie turi skolų, jie ir didelių skolų, tai nėra toks ir retas atvejis. Sveiki, su jumis podcastų ciklas Teisės pulsas. Esu šio podcasto vedėjas, Evaldas Minskutonis, taipogi gyvenime esu renginių organizatorius, renginių vedėjas. Na, o šiandien yra puikia diena, nes aš kalbinu žmogų, su kuriuo niekada nenorėčiau susipykti. Aš kalbu apie antstolę Astą Stanišauskaitę. Ir kalbame šiandien su Asta apie jos profesinį kelią, apie jos įžvalgas ir apie tai, kaip žmogus kada nors nusprendžia ir kaip jis nusprendžia pasirinkti tokią ypatingai svarbę, ypatingai sudėtingą ir manau, kad kažkuo įdomią tikrai profesiją, bet be galo sunkią profesiją kaip antstolis ir antstolio darbas. Bet apie visą tai mes kalbėsim paprastai, žmogiškai, šiltai ir nuoširdžiai. Tai labas, Asta. Labas. Iš tiesų, tas profesinis kelias šitoj karjeroj pačios tikriausiai prasidėjo planuotai. Arba, nežinau, nuo ko prasidėjo tavo antstolės karjera? Nepavadinčiau to planuota karjera, iš tiesų prasidėjo visiškai atsitiktinai, kada aš dar būdama studentė ir nesuprasdama, ką tas antstolis apskritai gyvenime veikia, nusprendžiau pasibandyti save antstolių kontoroje ir pamatyti, kaip ta virtuvė atrodo iš vidaus. Ir kai jau užaugsiu ir būsiu tikra teisininkė, tada jau eisiu dirbti tikro darbo. Ir atsitiko taip, kad, likau, pradėjau 2006 metais, kaip ir sakiau, būdama studentė, nuo archyvo darbų antstolių kontoroje. Tada baigiau mokslus, tapau antstolio padėjėja, kurį laiką padirbau, 2013 metais pradėjau savo profesinę karjerą. Ir čia klausimas, ar aš pasirinkau savo kelią, ar kelias pasirinko mane čia šitoj vietoj. O kaip iš tikrųjų? Nežinau, neturiu atsakymų iki galo. Bet ar buvo taip, kad tu sugalvoji vieną dieną, noriu save išbandyti tokioj profesijai? Kaip ir sakau, noriu suprast, ką antstolis veikia, nes antstolių reformą mes privatus tapom 2003 metais, aš pradėjau žiūrėti, kas vyksta antstolių kontoroje 2006 metais. Tai buvo pakankamai šviežias klausimas ir iš tikrųjų net ir studentavimo laikais, mokymosi laikais nebuvo aišku iš tiesų, kaip ten ta antstolio virtuvė atrodo, ką jis veikia, ką jis gali, ko jis negali. Ir šito darbo niuansai yra tame, kad tu turi, kaip visi įsivaizduoja, teisininkai užsikasę tarp popierių ir daugiau nieko nemato. Taip ir galvoja žmonės. Taip, ir aš taip galvoju. Tikrai, tai taip nėra, bet antstolio darbas yra truputį popierių, truputį žmonių ir truputį išėjimo į žmonės. Tai yra, mes rašom tuos procesinius dokumentus, kuriuos privaloma rašyti, bet pas mus ateina daug žmonių ir kreditorių, ir skolininkų. Ir mes patys, antstolis teikia tokią paslaugą kaip faktinių aplinkybių konstatavimas, kur važiuoji į vietą, susitinki su žmonėmis, su kuriais galbūt gyvenime nebūtum susitikęs ir jų problemų nematytum. Tai visas šitas balansas, ar ne, tarp rašymo ir bendravimo turbūt yra didžiausias pliusas mano akim šitam mūsų darbe. Ar jeigu, aš tikriausiai paklausiu ir manau, kad atsakymas bus aiškus, bet aš paklausiu. Bandyk. Ar rinktumės šią profesiją, jeigu galėtum grįžti atgal prieš NNN metų ir ar pasirinktum tą patį, ar kažką koreguotum savo gyvenime? Pasirinkčiau tą patį. Aš esu kėlus savo šitą klausimą ne per seniausiai, ar tikrai, ką norėčiau veikti, jeigu neveikčiau tai, ką veikiu ir nieko savo geriau dabar nesugalvojau, nes esu iš tiesų
neišbandžius savęs kitoj srity ir sudėtinga pakankamai po tiek laiko įsivaizduoti save kažkur kitur, kai tu jau, turi tam tikrą profesinį įdirbį ir kažkiek profesionalumą matyti jau. Bet gerai, o ko reikia, kad tapti antstolio? Ar tai yra didelis iššūkis tapti? Reikia būti teisininku ar nebūtinai? Taip, reikia turėti aukštą teisinį išsilavinimą, reikia išsilaikyti egzaminą, reikia laimėti konkursą. Egzaminą būtent antstolio? Taip, antstolio egzaminą reikia išsilaikyti. Tai vienas iš iššūkių savo laikų ir buvo, kad egzaminas iš tikrųjų sudėtingas, pakankamai sudėtingas, tiesiog iš daug laikančių išlaiko labai mažas procentas. Tai buvo iššūkis savo, pasižiūrėsiu, ko esu vertas, galiu ar negaliu. O, pasirodo galiu. Gerai, tai ką dar galiu tada su tuo daryti? Tai va taip ir eini per šitą kelią. O ar esi kada nors galvojasi, biškelį, minėjai, ne? Bet dabar nežinau, kur čia dar galėčiau būti. Bet aš tai jau žinau, kadangi jau šitam podcast'e esu jau 5 laida, tai yragi dar teismo. Gerai, tu galėtum būti advokatė. Galėtum? Galėčiau. Galėtum būti teisėja. Galėtum? Galėčiau. Galėtum. Ar esi svarsčius kada nors būtent pereiti į kitą kategoriją, į kitą platformą? Esu svarsčius tik tai, kad gal norėčiau dirbti prokuratūroje. Bet po studijų universitete ir privalomos praktikos supratau, kad jiems dar blogiau negu mums. Tikrai nenorėčiau. Kodėl? Dėl ko? Jau pas mus yra psichologiškai pakankamai sudėtinga, kai tu pradedi atsijot pelus nuo grūdų. Bet prokuratūroje nuolatinis, įsivaizduokit, visi mes turim bendrą suvokimą, su kuo susiduria prokuratūra kiekvieną dieną. Tai tikrai pagarba tiem žmonėm, kurie dirba šitą darbą, nes jie turi turėti nerealų atsparumą psichologinį apskritai visiems iššūkiams. O jeigu tai yra sunkių ar ypač sunkių nusikaltimų skyrius, tai mano praktika buvo išžaginimų skyrių, tai ne man. Yra dėl tos emocinės... Taip, dėl emocinio svorio, krūvio, ne? Taip. Nes tai nuolatinis, pas mus darbe taip pat yra emocinis krūvis, nes žmonės neteina pas tave su laimingi, oi, kaip gerai, antstolis pradėjo iš manęs išieškojimą, nebūna tokių dalykų. Bet, vis tiek, ne tas psichologinis svoris, kai tu matai iš tikrųjų padarytą nusikaltimą, iš tikrųjų ne kažkokį teorinį, bet ir tau jį reikia nuo pradžios iki galo privesti iki tam tikro rezultato. Aš nežinau, ar aš galėčiau būti antstolis, nes aš esu per daug, kaip čia pasakyti, socialiai jautrus. Jeigu būtų tam tikros situacijos antstoliui būti tam tikrose epizoduose, tam tikrose bylose, nežinau. Bet žinok, turi būti žmogus labai arba šaltas, arba tiesiog užsimerkęs, vienas iš dviejų. Nei vienas, nei kitas iš tikrųjų. Socialinis jautrumas yra irgi mūsų darbo dalis. Ir šito darbo dalis, mane visada stebina, kodėl žmonės, skolininkai šitoj vietoj, galvoja, kad jų problemas gali išspręsti kažkas kitas, mediatoriai, advokatai, dar kažkas kiti teisininkai, su visa pagarba jų profesijai. Bet iš tikrųjų, jeigu žmonės tikėtų, kad tą nemokamą, sakykime, sąlyginai nemokamą pagalbą iš jų konkrečios situacijos, kaip išeiti, kokie yra išėjimo taškai, kokios kryptis, kur tu laimi, kur tu pralaimi, patikėtų antstolio žodžiu, kas labai retai įvyksta iš tikrųjų. Tai to socialinio jautrumo, sakau, pas mus ir yra. Ir mano paskutinė patirtis buvo didelė skola pas žmogų, tikrai didelė skola. Sakai, ieškom būdų, kaip tu mokėk, nes mes pardavinėsim tavo tą namą. Pardavinėsim, nėra išeities, tiesiog neturim pasirinkimo. Žmogus netiki vieną mėnesį, kitą mėnesį, trečią mėnesį. Tada tu paskiri turto vertinimą, važiuoji su vertintų į vietą, derini ten prieš porą mėnesių, kad atvažiuosi parodyt. Bendrauji, viską pasakoji vėl, kaip gali būti, kaip gali nebūti. Ir tada žmogus sako, jau prieš pat išvažiuojant, sako, aš taip jūsų bijojau, sako, visą naktį nemiegojau, pas mane antstolis atvažiuos, dabar jau čia bus, tai bus. O pasirodo, ne žvėris atvažiavo žmogus, kuris tikrai gali man padėti ir aš net nežinojau, kad iš vis galima paieškoti tokių sprendimų, kuriuos man jūs padarėt. Tai
Tai va šitas momentas, kad tikrai niekas kitas kaip toj konkrečioj byloj, nes žinot, teisinės situacijos yra įvairios ir tos interpretacijos, kaip žiniasklaidoje matyti girdit, irgi yra įvairios. Bet konkrečioj situacijai, konkrečius sprendimus, aš galiu pasakyti vienareikšmiškai, jums pasiūlys tik tai sprendimą vykdantis antstolis ir nei vienas antstolis nenori pardavinėti turto, jeigu gali nepardavinėti. Tai čia tikrai. O kodėl nenori? Ar jam čia yra papildoma našta, papildomas darbas, ar tai yra iš žmogiškos pusės? Taip, mes norim išieškoti skolą mažiausiai žmogus skausmingų būdų. Jeigu pavyksta, tai čia yra laimėjimas toj byloj. Bet sakau, žmonės ne visada linkia paklausyti, ar ne, visada kažkoks gandas, o mano kaimynui buvo vienaip, o mano ten kažkam buvo kitaip, bet niekas nebuvo va toj konkrečioj situacijai, galbūt neturėjo tokių pajamų, galbūt neturėjo tokių įsipareigojimų, galbūt neturėjo tokio turto, na tiesiog tai buvo apie kitą žmogų, bet ne apie tavo konkrečią situaciją. Tai va sakau, kai tu pradedi aiškinti žmogui ir jeigu jis tavim patiki, tai tikrai sprendimai būna pakankamai greiti, sąlyginai neskausmingi, nes, pavyzdžiui, kartais gal gerai parduoti tą brangų butą Vilniui ir tau liks pinigų gyventi kažkur kitur ir tu nebeturėsi tos naštos ir galėsi atsikvėpęs, važiuoti atostogų vasarą kažkur negalvodamas apie savo kuprą. Tai čia nebūtinai blogi sprendimai, tiesiog visada reikia įsivertinti tas realias galimybės. Bet aš manau, kad čia labai žaidžia ir žmogaus asmenybė, nes mesgi visada žinom, ir yra posakis su visa pagarba tos tautybės žmonėm, bet ir tarp čigonų yra vagių, ar ne? Tai čia tas pats ir tarp antstolių vis tiek pasitaiko savotiškų žmonių, kurie galimai yra pikti ant viso pasaulio, pikti ant savęs ir tuo pačiu jie gali išsilieti ir ant savo tų žmonių, su kuriais dirba, tai ir ant tų skolininkų. Gali būti. Išsilieti, žinot, visi mes žmonės, visi mes darbą dirbam ir galbūt mums šiandien irgi dantys skauda ir mes nenorim. Bet čia toks vienkartinis, o ten, žinai, jeigu visą gyvenimą esi piktas ant viso. Aš kodėl paskui, nes aš labai seniai ne visai buvau susijęs, bet buvau įtrauktas į skolą. Ir čia prieš 15-17 daugiau metų ir aš pamenu, aš susidūriau su antstoliu. Jo, čia real story, aš turėjau pats tokį atvejį ir aš dabar, kai prisimenu tos gūdžius laikus ir aš pamenu, buvo toks vienas antstolis, aš jo pamenu jo pavardę lygi šioliai ir aš pamenu tą momentą kaip tokį labai, neskanų momentą, nes aš pamenu, net ėjau pas jį į kontorą, su juo bandžiau kalbėti, jis žino, toks sėdi savo. Aha, jo, suriukas, jo, gerai, ten savo kažką rašo. Ne, žinokit, yra kaip yra, va taip, ir aš toks, tai kaip, gal padėkit man, kažkaip, žinai. Ir finale reikėjo man tam tikrą turtą savo parduoti, ar ne, pardaviau tuo metu automobilį tam, kad padengti kito žmogaus skolą, nes aš buvau kaip ir laiduotojas buvau, ir gavosi kaip ir neskolingas, bet laidavau ir turėjau aš grąžinti skolą. Ir toks, sakau, nuo to karto man antstoliai tokie, jo, aš turiu tokią blogą patirtį, bet jūs dabar man tai, ką pasakojat, tai iš tikrųjų, Asta, aš matau, kad matyt, gal laikai dabar pasikeitė, kaip tu manai? Laikai keičiasi, taip, greit jie nesikeičia, laikai keičiasi, požiūris keičiasi, mes patys keičiamės galų gale, ar ne, ir tos empatijos kažkiek atsiranda. Yra situacijų, kaip ir konkrečioj situacijai, kas yra laidavimas, galbūt buvo ne iki galo aišku ir kas su tuo vėliau išeitų, ar ne. Kaip ir su sutuoktiniais ne visada būna aišku, ar ne, kas už ką atsakingas, neatsakingas. Jaunesnis, durnesnis buvau. Bet patirtis, skausmingos patirtis irgi patirtis. Dabar jau aišku, kas tas laidavimas. Dabar jau labai viskas aišku man. Bet aš manau, kad tas susidūrimas su antstoliu buvo tiesiog blogos dienos patirtis. Sakau, visi mes žmonės, visokių dienų būna visiems. Bet aš tikiu, kad mūsų bendruomenė kažkaip ir taip turėdama nuolatinį tokį neigiamą požiūrį į bendruomenę, net ne į konkretų narį. Stengiasi, nėra labai lengva, bet stengiamės maksimaliai komunikuoti, kad ateikit pas mus į kontorą, mes kažką paieškosim, pažiūrėsim, o jeigu jūs patikėsit ir padarysit, gal net rezultatų turėsim. Asta, kokį idealų antstolio portretą tu galėtum apibūdinti? Tavo nuomonė? Idealų? Nežinau, ar būna čia tų idealų apskritai. Kaip čia, pafantazuokim, koks turėtų būti. Tavo akimis. Be turimo profesionalumo ir
įgūdžių išspręsti konkrečias situacijas, manau, kad jam reikėtų turėti pakankamai empatijos bendraujant su visais interesantais, kad neliktų tokių neskanių nuosėdų paskui, kad formaliai pažiūrėjo, pliusus užsidėjo ir tuo pasibaigė visas vykdymo procesas, nes aš manau, kad vykdymo procesas šiaip pats iš savęs yra formalus, ten yra tam padarai vieną žingsnį, tada antrą, jeigu antrą, tai tada trečią, nėra to ten improvizavimo, kad gali labai laisvai spręsti. Bet pasižiūrėti plačiau į situaciją, tai man atrodo visada yra atsakymas į tam tikrą klausimą, jeigu mes tas think out of the box, ar ne, kad mes šiek tiek žinom sprendimus, bet gal kažkaip žmogui, kuris tikrai nori išspręsti, norim padėti labiau, negu galėtume. Tai O vėlgi antstolio darbas yra labai labai susijęs su ta išorinė pusė, tai yra visuomenė. Taip. Medija, visi kiti kanalai. Bet apskritai, kai kalbam apie antstolio profesiją, jinai yra tokia duali, tai yra ne vienprasmiška ar ne profesija, kur gali mėgti, gali nemėgti, bet tai yra atsakinga profesija, nes jinai sprendžia tam tikras problemas. Konkrečiai. Jinai nedaro kažkokio uždarbio, čia ne verslas, jinai sprendžia problemą. Ir kaip dažnai jums asmeniškai, kaip tau asmeniškai tenka jausti tą visuomenės kažkokį spaudimą arba visuomenės like arba nelike, kaip yra tavo atveju susidūrus su visuomenės opinija? Visuomenė dažniausiai nuomonę turi per viešąją mediją, mano supratimu, o medija dažniausiai dažniausiai komunikuoja neigiamus atvejus iš kažkokio neigiamo aspekto ir tų teigiamų dalykų, apie kuriuos aš bandau visada papasakot, kai tik turiu progą. Nedaug matom visuomenė, iš tikrųjų nedaug, ir apskritai medija tokius neigiamus dalykus labai dažnai afišuoja mum ir dėl to visuomenė kuria portretą ne visai atitinkantį realybę. Tai mes turim šitą iššūkį, bandom kažkaip su juo tvarkytis, bet aš pati suprantu, kad jeigu tai yra, pavyzdžiui, priverstinis neteisėto statinio griovimas ir tu atvažiuoji į vietą, ne tai, kad nuo banko sąskaitos nurašai pinigus, tu atvažiuoji tikrai... Pakrantės kur nors. Taip, tu atvažiuoji tikrai kažko nugriauti su specialistais, tai natūraliai žmogus priešinasi. Jisai jeigu nevykdo, nesuprantat, teismo sprendimo nevykdymas, tai nebūtinai visada atsiduria pas antstolį priverstinį vykdymą. Tugi gali įsivykdyti pats ir tau su antstoliu nereikės niekada turėti jokio reikalo. Tai jau kai ateini iki šito momento, iki realių žmonių, kurie stovi ir filmuoja tave, fotografuoja, pasakoja visam pasauliu, kad jis pats geriausias, o tu pats blogiausias, tai vieni tuo patiki, kiti nepatiki, bet tai yra darbo dalis. Mes niekaip kitaip nevykdysim sprendimų, jeigu mes neturėsim, kaip sakant, įrankių. Gerai, o kaip į tave, kaip į antstolę, reaguoja kaimynai, draugai, giminaičiai, kokie nors, žinai, visi žmonės, kas tave supa. Ypač kaimynai, kai žino, kad šalia gyvena antstolė. Įvairiai reaguoja, tiesą sakant. Aš kurį laiką vengiau pasakyti, kad aš esu antstolis. Antstolė sakydavo, esu teisininkė, o paskui galvoju, tai kodėl? Tai vis tiek kažkaip tą požiūrį reikia pakeisti. Ir aš atsimenu per pusbrolio vestuvės, kuomet pristatinėja svečius, ir tada vedėjas sako, o dabar pas mus svečiuose yra antstolė. Ir o Dieve, galvoju, kas dabar bus? Mirtina tyla įvyko salėje. Dabar mirtina tyla įvyko. Ir tada žmonės dairosi, o tai kas čia tokia, kur čia? Čia tu? Tai čia aš. O, labukas. Taip, ir tada žmonės pradeda galvot, kad jų susikurtas mitas, nes dažniausiai vis dėlto tai yra mitas, nes dauguma žmonių, kurie turi tą tokį neigiamą požiūrį, iš tikrųjų niekada nėra nei matę, nei susidūrę su antstoliu. Tiesiog, sakau, girdėję kažkur, kažkas buvo blogai ar kažkaip kitaip. Tai atsakant į klausimą, dažnai nustemba, kad aš esu antstolė ir tada prasideda tie patys klausimai, ar tikrai yra tai blogai o kodėl aš ten esu. Bet čia tikriausiai dėl to paties tavo, dėl tavo asmenybės, kad tu netrodai kaip ta stereotipinė. Tai o kas tai yra ta stereotipinė? Tai stereotipinė taip, kaip įsivaizduoja, kiekvienas sprendžia pagal savo blogą patirtį praeityje, arba pagal tai, kokį stereotipą sukuria visuomenė, medija,
filmai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra tas stereotipas, kuris, arba geras, arba blogas, arba lengvas, arba sunkus. Ir šiuo atveju man asmeniškai iš blogos asmeninės patirties ir gal daugiau ir neturiu kitokių stereotipų, ar ne? Man taip susidūrė toks, kad, jie šalti, jiems yra tiesiog dar vienas parašas, dar viena byla, uždėjau paukščiuką, uždėjau laisvas. Vat man taip, žinot, pasirodė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad dabar tai, kad tu pasakoji, man visiškai kitaip piešiasi, galbūt laikai keičiasi, gal žmonės keičiasi, gal nuomonė, gal kultūra kažkokia keičiasi. Tai tie dalykai, matyti, ir patį aparatą iš vidaus formuoja. Ateina naujų žmonių, vieni išeina, kiti ateina, galų galę skaitmenizacija ir mes patys keičiamės, ir visuomenė keičiasi, ir žmonės keičiasi. Tai, kas buvo antstolis, matyti 2003 metais, kai visi buvo išsigandę ir nesuprato, kas vyksta, ir kas yra antstolis 2025 metais, tai čia yra visiškai skirtingi, absoliučiai skirtingi dalykai. Temedy – profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. Antstolis vėlgi, noriu pabrėžti mano nuomonę, kad sukelia įvairių reakcijų. Ir tame tarpe, ar teko kada nors susidurti su tokioj byloj ar situacijoj, kai realiai pajauti grėsmę? Būna situacijų, kaip ir minėjau, kada reikia vykti, atlikti veiksmus vietoje, iškeldinti, pavyzdžiui, žmogų, nugriauti kažką, vaiką perduoti. Bet ta grėsmė minimalizuojama yra pareigūnų dalyvavimu, privalomas dalyvavimas. Tai dažniausiai viena nebūni. Tokiose situacijose nebūnu ir nenorėčiau būti viena, tiesą sakant, tikrai. Ir yra buvę situacijų, kada pareigūnai šiek tiek vėluoja, ir tu matai ir galvoji, ar čia laukti mašinai, pavyzdžiui, ar čia paeiti dar kokį 100 metrų palaukti aplink tvorą, ar kažką kito daryti. Bet tas realus veiksmas, apie kurį pasakoju, tai dažniausiai yra susijęs su tokia neigiama patirtim, ir tu jau, kaip ta moteris, kuri sako, kad visą naktį nemiegojau, laukiau, kad čia atvažiuos. Tai ir aš panašiai, jau kai turiu važiuoti, žinau, kad man reikia pasiruošti psichologiškai, nes bus iššūkių, tikrai bus iššūkių, bet sakau, pagalba yra mūsų policija. Kaip tokiose situacijose, iš esmės tu ne visada gali numatyti grėsmę. Taip. Bet jeigu, tarkim, tuo metu viskas yra gerai, viskas tvarkingai, bet staiga iš giedro dangaus atsiranda grėsmės kažkokia tai, ne iliuzija, bet kažkoks elementas grėsmės. Kaip dažniausiai tu elgiesi? Ar tu tiesiog labai stengiasi pareigūnus, kažkaip prie pareigūnų šlietis, ar kaip tu iš esmės stengiasi elgtis? Ar pati puoli atlapais, nes, žinai, gal esi drąsi moteris ir... Nepuolu į grėsmę, į ugnį nelendu, stengiasi taip nedaryti. Nes kartais žmonės taip daro, tai dėl to įdomu. Ne, taip stengiasi nedaryti. Šiaip dažnai pavyksta grėsmės suvaldyti ramių tonų. Šiaip jeigu žmogus nori, ką nors girdėti, jis šaukia, aš šaukiu atgal, tai taip nevyksta. Aš nešaukiu. Tiesiog ramių kažkokiu būdu bandom. Tai tokios realios, kaip mes turėjom savo bendruomenėje, ar ne, tą šaudimo atvejį rudenį per Kur Vilniuje buvo, ar ne? Taip. Kur antstolis atėjo su pareigūnais. Ir... Taip. Tai aš tokio esu neturėjus, labai linkiu niekam to neturėti, bet tokias grėsmes ir paskui turėjom pasitarimų su daug institucijų, tikrai sudėtinga užkardyti. Realiai dabar visuomenė keičiasi ir piktėja iš tiesų. Tas požiūris, kiek mes esam susidūrę, jie turi tokį, agresyvumo užuomazgų daugiau negu buvo iki tol. Nežinau, su kuo tai yra susiję, gal tiesiog žmonės yra pavargę, pikti nuo tam tikros informacijos, bet šitas jaučiasi ir tu iš tiesų visada eidamas į kontaktą, ne taip kaip dabar studijoje, atsipalaidavę, visą kitą, bet tu net ir kontoroje eidamas į kontaktą visada turi galvoti, kad, gali tas kontaktas visai pasibaigti. Ir taip irgi yra buvę. Gerai, aš čia dabar visiškai off-topikę sugalvojau. Susijus su grėsme, ar tu turi ginklą? Ne. Ir tau dėl to atrodo, kad viskas tvarkoja, tau nereikia to? Aš nemanau, Gerai, kai tu būni su pareigūnais, viskas tvarkoja, bet tu eini gatve kiekvieną dieną, galbūt kažkam nepatikai dėl bylos ar panašiai, kažkokią sprendiminę tą padarai. Nebijai? Gyventi? Nebijau gyventi. Nebijau, bet kiekvieną dieną,
Aš Nes suprantu niekad klausimą. nežinai, bet aš nemanau, kad ginklas, ypač jeigu tu nesi neturi profesionalo įgūdžių, nepadės man kažko išspręsti, iš tikrųjų prikurs man daugiau problemų. Na, pavyzdžiui, irgi iš praktikos, antstolis teikia tokią paslaugą kaip dokumentų įteikimas, ir nebūna, reikia nuvežti kažkur, kažką gauti parašą. Tai irgi atrodo normali situacija, įmoniai skirti dokumentai, nuvažiuoja, yra normali logistikos įmonė, vadovas pats priima, pasirašo ir tada jau leidėsi laiptais iš 2 aukšto, jisai tave pasiveja ir stumia nuo tų laiptų, nes jam nepatiko, kas ten parašyta. Nors ašgi nieko ten nerašau, mano funkcija yra paimti, nuvežti, ima ar neima parašyti ir viskas. Ir mano funkcija kaip paštininko. Čia tavo atvejis toks buvo? Taip, buvo toks atvejis. Oh my God. Ir kaip jam pasiruošti? Ar ginklas būtų išsprendęs mano klausimą? Ne. Tikrai nebūtų. Bet vietoj. Čia yra asmens pasirinkimas ir nelankau nei kovos menų, nei dar kažko, neturiu tokių įgūdžių, kad galėčiau kažkaip kažką, bet tu tada geriausias tavo draugas matyti yra greitos kojos. arba kaip minėjai, ar ne, kai šaukia kažkas, tai tu atvirkščiai biškelį patylė, ar ne, tas... Taip. Situacijos valdymas kažkoks kitoks, tas toks įtaigumas, kiti niuansai, ar ne, kurios vis tiek kažkokie tai baziniai gal kursai yra, kaip valdyti situacijas. Yra. Mes mokomės šitų dalykų, kiek tai įmanoma ar ne tokių, valdyti rizikas šitoje vietoje. Bet šiaip iš gyvenimo galima, net vis tiek mes visi turim visur situacijų, kad reikimų niekada nieko neišsprendžia ir net neišspręs. Net jeigu tu žmogus sakai, kad nešaukit, ašgi girdžiu jūs. Tai... Ir tada aš pasijaučiu kaip toks, atleiskit, kaip imbecilas, kuris čia dabar, dėl kažko šaukia, kai į tave žmogus visiškai adekvačiai, visiškai ramiai bendrauja. Dažniausiai padeda. Ypač, kai yra galios pozicijoje tas žmogus. Taip. Tai dažniausiai padeda, ne visada, bet dažniausiai padeda. Tai sakau, mes visi žmonės ir visi įsivaizduojam, kad tam tikroj įstaigoje su mumis norėtumėm, kad elgtumėtės tam tikrų būdų, tai ir mes kažkaip, bet taip adekvačiai bandom sureaguoti į tokias situacijas. Gerai, mano nuomonė, silpnesnį visada užjaučia dažniau. Ir šiuo atveju visuomenė, mano nuomonė, labiau palaiko skolininką, kaip silpnesnėje pusę, negu antstolį, kuris atstovauja valstybę ir kuris nori atimti kažką. Kaip tau atrodo, kodėl taip yra? Čia šiek tiek paradoksas šitam teiginį yra. Taip, visuomenė labiau užjaučia skolininką, bet jeigu skolininkas nemoka išlaikymo, alimentų tų vadinamų vaikam, tai tada ne, tada labiau užjaučia ar ne kreditorių, kas dažniausiai yra mama. Taip, tai socialinis jautrumas šitoj vietoj tos visuomenės yra matyti ir tam tikros verslo arba valstybės stigmatizavimas, tie plėšikai ir taip daug turi, kam jiem ten mokėti atiduoti kažką, negu kitoj situacijoje, kai yra vaikas ir jam yra nemokami tie pinigai, kurie jam kaip ir priklausyti šitoj vietoj. Tai viskas yra dėl požiūrio į verslą, į valstybę, ar reikia mokėti mokesčius. Reikia, bet būtų gerai, kad mažesnius, ar ne? Būtų gerai, bet jūs atsiranda ir atsiranda. Tai va. Ok, aš vis galvoju, kad tokie dalykai, kaip sakau, kaip tas užjautimas silpnesnio, galimai gali būti susijęs ir su kultūriniu kažkokiu paveldu, gali būti susijęs su, emocijom, galbūt informacijos trūkumu. Dėl to ir... Matyt, visada atrodo, kad skolininkas skriaudžia kažkas. Jo. Nes visuomenė linkus... Nes jis nekaltas, jis mažas paprastas žmogus. Taip. Matyt, yra susijęs su tuo, nors iš tikrųjų, tai jeigu jis būtų sprendęs klausimą anksčiau, tai iki mūsų tikrai, iki antstolių tikrai net nebūtų atėjęs. Gerai, prisimink, jeigu galėtum vieną atvejį, kuris tau paliko labai didžiulį, tokį įspaudą širdį, atmintį, vien dėl to, kad tai buvo be galo emociškai sudėtingas, sunkus ir žmogiškai toks, suprantamas atvejais, kurį tu turėjai pati. Byla atvejais, jau kažkoks tai vykdymas. Labai nenorėčiau dar kartą perduoti vaikų. Teko, taip, yra toksai procesas ar ne institutas,
kada yra tas prievartinis vaikų gražinimas iš vieno tėvo dažniausiai kitam, kai jie tarpusavį iš tikrųjų neišsprendžia savo konflikto. Tai taip, emocinis užtaisas ten yra kitas. Vis dėlto vaikai yra ne stalas ir ne kėdė, jie turi ir nuomonę, ir jausmus. Procesas yra sudėtingas iš tikrųjų ir ypač jeigu jie nenori, nenori keisti to gyvenimo, kokį gyvena dabar, o turi, sakykime taip. Tai labai nemalonu. Pačios nemaloniausios bylos turbūt yra va šitos. Bet čia dar yra kita medalio pusė, kai perduoda iš vieno tėvo kitam, jeigu abudu tėvai iš esmės nėra blogi, tinkantis tiem vaikam, tai dar. Bet jeigu, pavyzdžiui, vaikus tenka aptimti iš esmės iš tėvų. Čia ne apie atimimą, čia kalba buvo, žinot, išsiveža vienas tėvas gyvena užsienį, kitas Lietuvoje ir tai yra vaiko grobimas, kai išsivežia be kito tėvo sutikimo. Užsienietis tikriausiai buvo. Taip, ir tada reikia grąžinti tam tėvui, iš kurio išvežė, nes jis nedavė sutikimo išvežti. Kaip vaikas išvažiavo, gyvena tą gyvenimą jau kelis metus ir dabar ateina tas perdavimas, kad jam reikia grįžti. Nesupratau, o kodėl grįžti? Nes jau perdavė iš mamos tėvui, tai yra vaiko grobimas, teisiškai tai yra vaiko grobimas, jeigu be kito tėvo sutikimo yra išvežamas vaikas, tai yra vaiko grobimas ir galioja įvairios konvencijos ir teismai pripažįsta, kad ir kitaip negalėtų net būti, nes, įsivaizduojate, išveža jūsų vaiką be jūsų sutikimo. Taip. Ar jūs norit jį atgauti? Tai turbūt norit. Bet, sakau, vaikas yra ne stalas ir ne kėdė ir jie turi ir jausmus, ir emocijas, ir tikrai sudėtinga. Šitoj vietoj tikrai yra pakankamai sudėtinga, jau čiagi buvo nuskambėjus ir Kauno tos vaikų perdavimo bylos ir panašios, tai jos visos yra pakankamai sudėtingos, vienos yra labiau visuomeniai žinomos, kitos yra mažiau, bet emocinis užtaisas, tas, kur reikia tikrai paruošti ir save emociškai ir su tarnybom labai gerai, algoritmą išdirbti, kaip tai atrodo, tai pakankamai sudėtinga. Gerai, jeigu dar galiu paklausti, kaip tu pasiruoši tokiam procesui, kai tu jau žinai, kas tavęs laukia? Nusiraminimo praktikos, kurios veikia. Arba pasivaikščiojimai, skaitimas, tiesiog, algoritmo žinojimas, kada kas ką daro ir tikiesi, kad netikėtumų nebus. Čia tas prieš, ar ne? Taip. O po, kai tu jau pereini visą šitą pragarą. O po būna nedarbo diena, po to žiūri, kas tau patinka ir bandai išsijungęs visus telefonus tiesiog kažkaip grįžti save. Yra momentas tikrai. Čia taip yra leidžiama, ta prasme, po tokių bylų atsistatyti? Ar čia tiesiog... Ne, tiesiog pati savo pasiemi, nes supranti, kad turi susirinkti save iš detalių vėl. Tai nėra ta byla, sakau, kai tu atlieki kažkokį standartinį veiksmą. Jos kiekvieną dieną nevyksta tos bylos, bet susirinkti save bent jau man emociškai paskui tikrai užtrunka. O kaip tavo kolegos, vis tiek, žinai, įvairių kolegų turi, galbūt kažkam yra lengviau, galbūt kažkas tai šalčiau į tuos dalykus žiūri. Taip, yra visokių, bet perkeliau, sekantis. Nebūna taip. Mes visi žmonės, o jie vaikai, taigi visi suprantam, nebūna taip, bet kokiu atveju. Tai vieniem trumpiau galbūt, kitiem ne taip, bet emocinis tas užtaisas tikrai lieka kiekvienam. Tavo nuomonė dėrėtų visgi tokiose socialiai jautriose situacijose išlikti ir žmogum, bet tuo pačiu atlikti ir darbą, savo pareigą. Man atrodo, kad raktas yra bendravimas, bet bendravimas paprastai yra susijęs, tu matai, ar žmogus tave girdi ar negirdi, kaip mes ir dabar kalbamės, arba išgirsta, arba neišgirsta, ir kai neišgirsta, tu matai, kad tas neišgirdimas visada kuria problemų, tai yra problemos neigimas nėra jos sprendimas, kad kaip ir nuo ko pradėjau, kad pradedi pasakoti, kas bus, kaip nebus, kokie yra keliai. O žmogus sako, tu čia manęs negazdink. Tai aš negazdinu, bet kol žmogus patiki, kad kažkas įvyks, tai raktas vis tiek yra bendravimas. Aš kito atsakymo tikrai neturiu. Ir kiek mes galim prie to asmens prieiti, kartais reikia mėnesių, kartais metų, o kartais ir tas nepadeda. Tai visokių yra žmonių, labai nuo žmonių priklauso. Gal pamini kokį atvejį,
kai antiek viskas buvo paprasta. Galvoju, oi, eilinė diena darbe, eilinis nuvykimas, išsprendimas, eilinis parašas. Ir čia atsiranda perkūnas iš giedro dangaus ir kažkas ne taip pradeda eiti. Ne taip, kaip planavai ir visiškai total chaosas ir galbūt sudėtingai. Teko tokių? Ne, tokios situacijos, kad jau viskas sugriuvo, kas buvo suplanuota, tikrai negalėčiau prisiminti. Ok. Tai vadinasi, galbūt tau pasisekė. Gal, aš tikiuosi, kad seksis ir toliau tuomet. Ok. Ar yra kažkokie mitai apie antstolius, kurie labai tave erzina? Taip, man atrodo, vienas iš pagrindinių mitų yra, ar ne, kad mes išmetam žmonės iš namų ir nežiūrim, kur jie eis ir atsiduria gatvėje ir nebeįdomu mums, kas su jais bus. Tai va šitas mitas tikrai yra mitas. Gerai, labai gerą momentą užminė ir aš kartą turiu klausimą. Įsivaizduojam hipotetinę situaciją. Yra žmogus X, turi namą, kurio vertė 300 000 pavyzdys, jisai turi skolą, tarkim, 150 000. Dabar kaip vyksta procesas, trumpai neišsiplečiant, bet kaip vyksta procesas ir kaip kas toliau, kam atitenka, žmogus ką praranda, ką gauna, kaip gauna ir panašiai. Galėtum truputėlį papasakoti, nes, atrodo, lyg ir viskas aišku, bet ne iki galo. Priklauso nuo, kaip ir sakau, pirmiausiai priklauso nuo žmogus. Jeigu žmogus galės susimokėti, pavyzdžiui, per 36 mėnesius tą skolą, kas yra įvairių situacijų. Čia nuo išieškojimo datos patvirtinimo. Taip. Tarkim, aš jau gavau faktą, kad jau viskas, jau iš manęs išieško, bet aš dar turiu 36 mėnesius galimybę susitarti. Iš pradžių tai turi 10 dienų susimokėti tą sumą, o vėliau iš esmės taip, kad nebūtų nukreiptas išieškojimas į jūsų būstą, jūs turite galimybę susitarti, kad skolą susimokėsit per 36 mėnesius. Tai čia visai dar neblogai. Čia yra taip, bet labai mažai žmonių naudojasi šituo ir man yra fantastika. Kodėl žmonės visada eina į kažkokį kraštutinumą, kai tu sakai, kad darykim ką nors, pasižiūrėkim, tu pradėk ką nors daryti ir nepavyks, tai realizuosim, bet jeigu pavyks, tai išsaugosim kažką. Tai šitoj situacijai irgi priklauso nuo žmogaus. Jeigu nėra tų galimybių visai jokių, nes būna ir tokių skolininkų, kad negaliu aš pardavinėto turto, nieks neperka, jūs parduokit. Būna ir taip, tiesą sakant. Tai atsakant į klausimą, jeigu bus turto vertinimas, jūs galite ieškoti savo pirkėjo, atvesti tam namui pirkėją, pavyzdžiui, jeigu tokį randate, o jeigu ne, tai tada būna varžytinės. Jeigu lieka pinigų po skolų, tai tie pinigai grįžta skolininkui ir jisai su tais pinigais, sakykime, jeigu... Tęsia gyvenimą. Taip, tęsia gyvenimą ir... Čia, žinot, apie turto pardavimą irgi yra toks, nežinau, ar mitas ar nemitas. Sako, antstoliai parduos brangiau vien dėl to, kad jis yra varžytinėse. Ir paradoksas yra tame, kad kuo varžytinių portalė yra ta kaina, nes nustatinėja vertintojas visada, turto ekspertas profesionalus. Tokią adekvačią, kokią tikrai rinkos kaina tikrai nustatinėja, tik tai varžytinėse, pirmose varžytinėse tai yra minus 20%. Ir kuo ta kaina atrodo, turtas geras, kažkur butas, naujas ar ten pusiau naujas, dar kažkoks kaina tokia jau, kur minus 20% atrodo mažiau negu rinka ir mes parduodam brangiau negu rinkoje parduotų, pavyzdžiui. Nes daug atsiranda norinčių. Taip, žmonės varžosi ir kur sustoja ta, kaip aš sakau, žmogaus protas, kad, tai pažiūrėk, aruoda, ar ten dar kažką pasižiūrėk, kiek tai kainuoja. Tai va šitas yra paradoksas, kad mes kai pradedam, o antros varžytinės yra minus 40% nuo pradinės vertės. Čia kuria prasme pirmos ir antros? Vyksta... Kai per pirmą procesą nepraeina, taip. Kiek laiko yra skirima pirmam? Mėnuo paprastai. Per mėnesį neparduodam, tada taip. Yra minus kiam iš karto. Taip, tada yra minus 40 nuo rinkos vertės ir tada būna antros varžytinės. Ne iš karto, ten yra dar 20 dienų tarpas, bet iš esmės. Tai minus 40%, įsivaizduokit, nuo 100 000, tai jau yra... Labai ženklu. Tai taip, tai žmonių psichologija yra įdomus dalykas šiaip šis. Nes dar galima padengti skolą ir dar likti skolingu. Taip, galima ir taip, bet gali ir likti pinigų, ypač kai iškelia, tada mes su kolegom labai dažnai sakom, tai kaip čia tas ekspertas nustatė, jeigu 3 kartus kainą pakėlė varžytinėse? Kas čia tiem žmonėm? Tai būna tokių situacijų, tikrai būna. Čia man iš tikrųjų atvėrė 2 labai tokius žiauriai įdomus dalykus, tai yra, kad 36 mėnesiai ir dėl išvaržytinių kainos
pakilimo, o ne nukritimo, nes kas atrodytų. Bet čia tikrai tais atvejais, jeigu būtų, vadinkim, turtas yra tikrai labai labai vertingas, na, ar ten gerai vieto, ar jeigu kalbam apie nekilnojimą ar ne, arba kažkuo ypatingas, ar ten gerai įrengtas, arba žinoma žmogaus ir panašiai ir panašiai. Nebūtinai, būna visokių situacijų, būna, pavyzdžiui, žemės ūkio paskirties, labai reikia tam žmogui, kuris, pavyzdžiui, šalia dirba lauką. Okay. Ir kitam reikia to paties sklypo. Ir prasideda tada jau ten ta kaina, bet dabar gaunasi, kad man reikia labiau negu tau ir pažiūrėsim, kuris kurį, taip sakant. Geras. Visokių būna situacijų. Geras. Nebūtinai, kad tai būtent labai labai prabangus turtas. Kokius pamini arba žinai pačius tokius absurdiškiausius, komiškiausius, įdomiausius skolininkų pasiteisinimus, norint išvengti skolos arba kažkaip tai susitarti? Vat ką žmonės tokio keiščiausio sako? Kodėl nereikėtų čia parduoti ar dar kažkaip jų nuskriausti? Paprastai visada vyksta atidėliojimas. Aš mokėsiu, bet poryt, o jeigu poryt nemokėsiu, tai kitą savaitę tikrai sumokėsiu, o jeigu ne kitą savaitę, tai žinokit, kitą mėnesį jau beveik viską būsiu sumokėjęs. Tai va tas atidėliojimas toks neadekvatus, kai žmogus, man atrodo, pirmiausiai pats save apgaudinėja, kad jisai vengia sprendimo, visada vengia sprendimo ir tai jam sakai, kad žiūrėk, tai nepakeistas rytojus ar po mėnesio, ką tu gausi. Aš tai dabar nusipirkau bilietą ir jau žiūrėkit, sekmadienį bus, ar kada čia tas lošimas, aš galbūt ir laimėsiu ir jau tada jokių problemų nebūsiu. Aš jau tada neturiu ką atsakyti. Taip, yra buvę ir tokių atvejų ir aš galvoju, ar žmogus čia tiesiog, čia sarkazmas, ar čia tiesa, ar jis iš tikrųjų galvoja, kad taip atsitiks. Taip, naiviai. Taip. Bet kaip tyčia dabar reikia, visą gyvenimą žaidžia, nelaimė, o čia dabar kai labai reikia, tai ir laimės. Taip. Nebūčiau pagalvojęs. Taip. Bet, okei, gerai, man įdomu, kaip tu sureaguoji tokius, nes norisi ir juoktis. Tai tada ir juokiesi, sakau, o tai kiek laimėsit? Ar viską iš karto, ar kažkokią tai dalį? Gal norėsit išsimokėti per 36 mėnesius? Taip, tai va. Okay, ar tavo nuomonė arba tavo patirtyje yra žmonių, kurie dešimtmečiais gali gyventi šešėlyje, tai yra be turto, be pajamų, bet turėdami skolą? Taip, yra tokių žmonių. Šešėlis tiesų yra įdomi tema ir aš neturiu irgi iki galo atsakymo, kaip tą šešėlį reikėtų valdyti pas mus, nes kad žmonės gyvena šešėlį dėl to, kad turi skolų, tai manau, tai yra netiesa. Ypač jeigu dirba neoficialiai, taigi ne visi dirba neoficialiai, kurie ir tie, kurie turi skolų, ir tie, kurie neturi skolų. Bet apie trukmę išieškojimo, tai du niuansai čia yra. Administracinės baudos turi senaties terminą, o visos kitos skolos, kaip sako liaudis, skola nerona neužgis. Neturi. Tai gali būti ir 5 metai, ir 10, ir 15, ir yra buvę, kad atėjo pensijinis amžius ir sako, o tai negi dar ta skola nenusirašė. Tai sakau, aš jums sakiau, ateis pensija po 2 metų, tai išskaičiuosim iš pensijos jūsų. Negali būti. Čia taip tikrai negali būti ir čia jau seniausiai turėjo būti viskas nurašyta, nors tai yra, ne bauda, o tiesiog paskola iš kito asmens. Tai būna visaip. Temedy – profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. O kokių strategijų iš esmės tu ar antstoliai imasi dažniausiai, kad spręstų tokius nematomus sistemai klausimus? Yra kažkokių tai sprendimų? Ar jie yra dar tokie neišdirbti ir sudėtingai veikiantis? Ar yra sprendimų? Turbūt yra, bet ką konkrečiai reikėtų daryti, va šiai dieną, jeigu reikėtų papasakoti iš tų patirčių, ką žmonės atėję pasakoja, kad, paprastai jie sako, kad jie nenori mokėti mokesčių valstybei nuo to, kiek jiem priklauso mokėti nuo darbo užmokesčio. Ne todėl, kad jie turi skolų, bet sako, žiūrėkit, aš į rankas gaunu tiek pinigų, o tada gaučiau į rankas tiek pinigų ir čia paprasta matematika ir man visiškai tas pats, kad ta valstybė taiso kelius, o aš gyvenu taip, kaip gyvenu ir čia ta valstybė, tegu manęs čia nežiūri ir neklausia. Tai mąstymas žmonių yra vis dėlto toksai, kad
jie per daug apmokestinami ir jie nenori mokėti tų mokesčių. Bet būna ir tokių, kurie dirba šešėlyje, bet moka po kiek gali, perveda savanoriškai tas įmokas. Tai čia, sakau, valstybei gal labiau užduotis yra atskleisti tuos asmenis labiau negu pat mums. Bet gerai, tada iš karto klausiu, o kokias spragas tu pati matai, kuriomis žmonės tokie kartais sąmoningai, kartais nesąmoningai pasinaudoja ir dėl to saugiai ilgus metus gyvena su skola, nors nieko neturi, ką iš jų galima būtų išieškoti? Paprastai kreditoriai pyksta, nes jeigu tas kreditorius yra ar draugas, kaip paties atveju, ar giminaitis kažkoks, kad jiegi žino, kaip tie žmonės gyvena, kokiam name, kokiam bute, su kokiu automobiliu važinėja. Ir kai tu sakai, bet jis neturi registruoto turto, realiai jis neturi registruoto. Ką jūs juokaujate, aš jums atsiųsiu nuotraukas, koks namas. Tai sakau, namas turi, arba nuoma, arba mama, arba teta, arba draugė, arba žmona, arba povedybinė sutartis, arba ikivedybinė, arba dar kažkas. Bet žmonės žino, kaip paslėpti savo turtą ir jeigu jie turi skolų, jie ir didelių skolų, tai nėra toks ir retas atvejis. Ar tave kas nors galėtų nustebinti iš esmės tavo darbe šiai dienai? Ar yra kas sakytų, Asta, žiūrėk ir Asta, ar visgi, ne, jau aš čia viską mačiau. Taip, sakytų, ačiū, kad išieškojot skolą iš manęs. Mandagumas stebina, žinokit, šitoj vietoj dažniausiai pas mus stebina mandagumas, kaip tai bebūtų liūdna iš tikrųjų. Labai retai pasitaiko mandagių žmonių ir paprastai visi yra su kažkokia pretenzija, su neta nuotaika. Nes tu esi blogos žinios nešėjas. Taip, nes aš esu kaltas dėl to, kad jie turi skolų, o jie tų skolų mokėti nenori. Ir jokio mandagaus bendravimo čia iš vis negali būti, nes mūsų darbas yra ne taip bendrauti. Čia kaip prie kasos, ar ne? Dabar kažkur kažkas, tai tau nepaėjo, kaina ne ta, kuri buvo nurodyta ir ton kasininkės išsilieji, nors jinai panašiai. Visiškai ne prie ko. Jinai tik tai spaudžia mygtukus, deda tavo šitos į krepšį ir viskas. Taip. Okay. Aš šitą pamoką esu savo kažkada tai išmokęs ir visada, kai tik norisi ir taip stapteliu mintyse greit labai tas kvantinis kompiuteris perverda viską ir suprantu, kad gerai, ačiū labai, nes aš suprantu, kad tas žmogus visiškai, čia yra tas pats kaip telefonu. Tu pyksti dėl to, kad dingsta internetas ir norisi pasakyti, kodėl man dingsta vėl, kiek kada galite susitvarkyti. Ir žiūrėkit, vėl dingo, ar galėtumėt padėti išspręsti? Gerai, aš palauksiu. Ir toks, taip, nes tie žmonės yra tiesiog sistemos dalis, jie nekuria tų sistemos gairių. Tai va, čia gal ir yra atsakymas, kai mes kiekvienas taip suprasim, tai gal tiesiog ir pasikeis kiti dalykai. Kaip tau atrodo, skola yra, netrodo, aš manau, skola yra pasiekmė. Tikrai taip. Veiksnumo, neveiksnumo ir panašių dalykų, bet tik susidūrus su skola dažniausiai išryškėja tikri žmogaus bruožai. Ką kiekvienas žmogus turėtų žinoti apie skolas, jei šiuo metu netgi ir neturi tokių? Reikia nesislėpti. Labai dažnai žmogus sako, o kur mano parašas? Aš ant nieko nepasirašiau, ką jūs čia išieškot. Niekas man nieko netnešė, aš nieko nežinau. Ir tas parašas yra toks irgi hiperpolizuotas dalykas, kad skaitmeninė era. Dabar gyvenam skaitmeniniai erai. Ir jeigu taip plačiau pasižiūrėjus, tai mes visi turim skolų. Tik nepradelstų. Galbūt turim vartojimo kreditą, galbūt būsto paskolą, ar ne, galbūt už šviesą pamiršom susimokėti tą mėnesį, galbūt nufotografavo mus kažkur ne ten, kur reikėjo, bet mesgi nelaukiam, ar ne, kol jau mūsų, nes žinom, kokios bus pasiekmės už tas skolas, jeigu mes pradelsim ir kažkaip išsprendžiam, ar su kreditorium susitarėm, sakom, žiūrėk, tiekėjau, aš turiu problemų, išdėstyk 3 mėnesiam. Arba ar nemokesčių, sakom, turime tą baudą, bet galiu sumokėti per 2 mėnesius. Ieškom kažkokių sprendimų patys ir tada neteinam į tą procesą, kada jau reikia spręsti ar parduoti ar neparduoti turtą. Tai ir šitoje situacijoje, jeigu mes žinom, kad yra įsiskolinimas, kurio niekaip kitaip jau nepavyks, tik taip priverstinio vykdymo tvarka, nes kreditorius nebesitarė, tai žinokit, su antstoliu irgi galima tartis. Yra ribos to susitarimo, bet
Ir aš neturiu mintį, kad mokėsiu po 2 metų, palaukit. Tai nesusitarimas, tai vėl yra atidėliojimas. Bet tartis yra įmanoma ir jeigu jau žinot, kad kažkas bus, tai nesislėpkit. Parašykit, ateikit. Čia kaip skolininkėm viena sako, čia nurašė 40 eurų, paskambinau, paklausiau, nelabai supratau už ką. Tai taip ir palikau. Tai aš paskui teismėjos klausiu, sakau, tai kaip jūs nesupratot, paliko tuos pinigus, kad peržegnojot, sakot, tam antstoliui reikia labiau, tegu turi. Bet nepagalvojot, kad galit to, ten būti nesumokėjus. Aš ten turėjau tokį įtarimą, bet, ką ten tie 40 eurų? Jo, maža suma neverta čia. Taip ir buvo. Tai teisėjas sako, kalčiausias per mažas vykdymo išlaidos. O taip, čia geras. Gerai, o jeigu, žmogus turi jau situaciją, ar ne, ir jis jau turi pokalbį su antstoliu, kada verta visgi dėrėtis, o kada nereikia geriau net pradėti? Visada reikia kalbėtis ir ką jūs turit minty tos dėrybos. Matot, priverstinė vykdymo procesas kalbėti ir bandyti, žinot, kažkaip tą problemą spręsti, o kartais gal jau tiesiog net neverta geriau. Vykdymo procesas yra algoritmas, blokas tam tikrų veiksmų ir priverstinio vykdymo priemonių, kurių tu gali imtis. Areštuoti sąskaitą, areštuoti turtą, išsiųsti dokumentą į darbą, kad iš atlyginimo išskaičiuotų, realizuoti turtą ar transporto priemonę, gal kolekciją kažkokią turit, ar nebūtinai nekilnojamą turtą turi minty, yra ir kitokio turto pas jūs. Tai jeigu jūs žinot, kad tikrai galit dengti įsipareigojimą dalimis ne 10 metų, sakykime, ar 18 mėnesių, ar 36, ir tikrai vykdysit įsipareigojimą, tai būsit susitaręs ramus ir gyvensit tikrai ramiai. Bet jeigu žinot, 1 mėnesį sumokėjau, kitą mėnesį pamiršau ir arba sąmoningai nesumokėjau? Taip, nes tas pamiršimas, suprantam visi, kas tai yra. Tai jau turi skolą, sunku pamiršti. Kam sunku, kam nesunku. Yra tokių, kurie pamirštas normalis, kaip čia nesąmoningai. Jie taip sako, pamiršau. Tai sakau, mes dabar priminėm. Tai ką dabar daryti? Tai sakau, tai mokėti, jeigu galit. Tai gerai. O per kiek laiko mokėti? Ir prasideda tada, ar per kiek laiko, ar iš karto, o kas bus, jeigu nemokėsiu. Tai yra labai siaura civilinio proceso dalis. Sakau, tai ne viską visi gali žinoti, dėl to tie pokalbiai, aš tai sakau, kad jie visada naudingi. Kad žinot, kas tavęs laukia, o ne kad antstolis gąsdina. Bet kai ir žmogus rodo savo iniciatyvą, bendravimą, tą geranoriškumą, tai ir pats antstolis tikriausiai kitaip elgiasi su tuo žmogum. Jis gal nori labiau padėti. Taip. Nes kai žmogus yra priešiškai nusiteikęs, tai tavo atvirkščiai norisi kuo greičiau vadinkim tos. Taip, yra. Mes irgi žmonės, taip, ir mes turim irgi matę tų žmonių visokių ir iš tikrųjų jau matai, kada žmogui tikrai atsitiko bėda, ar ne? Susirgo, dar kažkas atsitiko, vyras numirė, ar žmona, yra, gyvenimas yra, ar ne tik skolas. Ir tu bandai suprasti situaciją ir gal, gerai, jis nesumokės per 18 mėnesių, bet per 20 gal sumokės, tai ir čia blogai. Tai yra tokių situacijų. Bet yra ir tų piktybinių, kad, dar viena bauda, ir ką jūs man padarysit? Bet jau žmonės galbūt tie, kurie iš tikrųjų turi pinigų ir jam nėra baisu. Arba atvirkščiai gal neturi, jam irgi nebaisu, nes, iš ko jis pensija, aš nieko neturiu. Taip, labiau yra atvirkščiai ir čia labiau yra tos baudas, kurias žiniasklaida viešina. Važinėjo girtas, važinėjo be teisių, vairavo ne savo automobilį, važiavo stotelę arba ne į stotelę. Ir kas paskui iš to visi dirba, o rezultatas yra toks, kad nurašoma ta bauda po 5 metų ir viskas. Bet realiai, čia labai geras klausimas, ar yra, gerai, ten kelio eismo taisyklių pažeidimas greitis, čia yra, tarkim, smulkmena, palyginus, ar ne, baudos arba tos skolos prasme. Bet jeigu mes kalbam apie didesnės skolas, nekilnojamas turtas, automobilis, nežinau, kiti ten 10 000, 5 000, 100 000 ir nėra iš ko iš žmogaus išskaičiuoti. Kokie yra senaties terminai ir ar iš tiesų gali būti nurašomos tokio dydžio skolos? Vien dėl to, kad faktiškai nėra iš ko išieškoti iš to žmogaus. Žmogus yra aiškus, bet jis neturi turto, teoriškai.
Tai čia du momentai. Senatis, taip, senatis yra administraciniam baudom ir tai yra 5 metai. O visos kitos baudos, jos nenurašomos, tiesiog kartais antstoliai gražina su tuo vadinamu išieškojimo negalimumo aktu, su tokiu dokumentu, kad, žiūrėkit, ieškojom tiek metų, niekada nedirbo, niekada nieko neturėjo, niekada nieko nebuvo, gražinam jum tą dokumentą, gal pasikeitų situacijai, dar per 5 metus jūs jį norėsit pakartotinai pateikti. Būna visokių situacijų. Tik tai tiek, kad senatis netaikoma visiems kitiems išieškojim išskyrus administracinės būdas. Tai jeigu čia yra, nežinau, kažkokia kita byla, tai senaties nėra. Nėra senaties, ne. Jeigu tai yra paskola, sakykime, ar iš įmonės, ar iš fizinio asmens, komunalinės paslaugos, ar ne, elektra, šildymas, visokie tokie dalykai, tai joms senaties, išieškojimo senaties nėra. Gerai, tai aš suprantu, kad čia yra didžiulė spraga. Vadinasi, jeigu žmogus turi kažkokią skolą, jisai gali, tam tikrais atvejais, tiesiog susitvarkęs reikalus, jisai gali tos skolos, kaip ir negauti, nes iš jo nebus iš ko išieškoti. Taip, čia yra spraga. Mes jau artėjom prie pabaigos, tai dar kelius tokius klausimus norėčiau užduoti ir vienas iš jų yra, sakyk, jeigu antstolis turi areštuoti žmogaus sąskaitą, ar jisai gali areštuoti visą sąskaitą, ar tik tais rezervuoti tam tikrą dalį sumos, ar... Arešto mastas tai yra jo skolos dydis visada sąskaitoj, bet visada vienai sąskaitai asmens yra nustatoma ta vadinama neišieškoma suma ir šiuo metu tai yra 450 eurų. Bet jeigu asmuo, pavyzdžiui, dirba ar negauna pajamas, jis pristato dokumentus, mes tą neišieškomą sumą padidinam iki tiek, kiek jam reikia. Tiek, kiek jam priklauso pagal įstatymą ir jis tą sumą naudojasi. Tiek, kiek galima skirti skolai dengti, tai savo ruoštų, o visa kita dalis lieka žmogui. Bet iškart galiu pasakyti, kad antstolis tikrai nemato automatiškai, kur kas ką gauna, kiek gauna, kokios sąskaitų yra apyvartos, tikrai taip nėra. Labai dažnai skolininkai bet jis gali užklausti banko, bankai turėtų pateikti informaciją. Taip, viską sako, matot, ką jums čia vėl nešt. Tai nematom, žinokit, reikia nešt dokumentus, geriausiai siųsti išrašą elektroniniu paštu arba per sistemą teikti. Ir čia iš esmės visada yra 8 darbo valandų klausimas, kada jums padidins tą sumą tiek, kiek jums priklausytų pagal įstatymą, nes minimaliai yra 450 eurų nustatyta kiekvienam skolininkui nepriklausomai, ar jisai gauna pajamų ar ne. Žmogui susidūrusiam su skola, žmogus turi tiek teisės, tiek pareigas. Kokios galėtų būti skolininko teisės? Ir pareigos. Tai jos aiškiai apibrėžtos kodekse, bet pagrindinės bent jau glaustai jo. Jo, tai pagrindinė teisė tai yra gauti dokumentus ir susipažinti su byla. Ir tai yra turbūt mažiausiai naudojama teisė, bet daugiausiai pridėtinės vertės sukurianti teisė. Nes kai tu matai dokumentus byloj, tu gali jau konkrečiai spręsti, kas atsitiko, kodėl atsitiko, kokio dydžio nutikimas yra ir kas paskui bus. Nes tuose dokumentuose viskas būna parašyta. Aišku, kalba teisinė, nepatogi, dauguma jos nemėgsta skaityti, bet ten viskas būna parašyta. Tai pagrindinis dalykas yra skaityti, ką gauna, to jeigu negauna, dabar beje bylos visas yra elektroninės, yra elektroniniai erdvėjai, tai jums niekur nereikia nei eiti, nei važiuoti, prisijungiat prie savo bylos ir viską matot. Ar pati naudojai dirbtinį intelektą? Čia tradicinis beveik klausimas, jis jau 5 laida ir mes vis paklausėm, nes negalima šito neigti, mes gyvenam tame, ar naudoji? Kažkiek taip. Antstolės veikloje. Taip, kažkiek jis yra naudojamas ir dirbtinis intelektas vis dėlto antstolio veikloje, manau, ateityje bus naudojamas plačiau. Pavyzdžiui, kur ir kaip tau pačiai tai padėtų? Atliekant rutininius veiksmus, kuriuos reikia atlikti, bet kuriam nelabai reikia žmogaus įsikišimo. Tai tie tokie mechaniniai, techniniai dalykai. Visiškai mechaniniai, techniniai, taip. Informacijos patikrinimas. Naudojam ir dabar, taip. O kur dabar naudoja? Jiem patiem veiksmam atlikti, tik tai o gal kokia paklaida, ar yra kažkokia tai, nes dabar žinom, kad ne visose srityse jisai yra vis dar protingas. Reikia peržiūrėti, bet vis tiek informacijos gavimo greitis ir mastas yra visiškai kitoks, negu tą darbą darytų žmogus. Reikia pripažinti. Ok.
Okay. Aš vis labai tikiu, kad su dirbtinio intelekto, kvantiniais kompiuteriais, su šitais ateimais technologiniais stipriau mūsų gyvenimas pagerės. Pagerės? Manau, nežinau kaip teisės srity, bet mano nuomonė, kad taip, nes visur pritaikysim, automatizuosim tuos neprotingus darbus mechaninius ir manau, kad daug efektyviau procesai vyks. Aš pritariu, aš manau, bus laikas, kai mes neįsivaizduosim gyvenimo be dirbtinio intelekto iš tikrųjų. Ir mūsų srity taip pat. Tu kaip antstolė, jeigu turėtum galimybę užrašyti vieną sakinį ant visų skolų priminimų, kuriuos siunčiat skolininkams, koks tai būtų tekstas? Bet pagalvokim, įsivaizduok, kad ateina, žinai, skola ir priminimas skolos ir tu, žinai, koks vienas tekstas? Bendraukime. Visada yra bendraukime. Neturiu, žinokit, tokių frazių, bet išeities taškas, visada sakau, yra bendravimas. Praktiškai tas pats kaip kokios nors telekomunikacijos bendrovės. Bendraukime, kalbėkime. Taip, teisingai. Bendraukime, kalbėkime, taip. Ir raštu galim bendrauti, jeigu kalbėti neišeina, tiesą sakant. Bet nėra ko bijoti atvažiuoti ir į svečius pas antstolę ir pasikalbėti gyvai, susipažinti, o pačiu kontaktą užmėgsti. Taip, nes sakau, blogiau turbūt yra, kai antstolis jau nusprendė į svečius važiuoti. Gerai, tada Asta norėčiau pabaigti su paskutiniu klausimu. Jei galėčiau užduoti. Taip. Jeigu tu galėtum sugrįžti į praeitį ir duoti vieną patarimą savo, kai tik pradėjai savo antstolės karjerą, ką tu duotum, kokį patarimą stipriausią duotum savo? Drąsos pirmiausiai reikia. Jeigu žmogus ateina būtent ir savo drąsos, visose situacijose kažkaip rasti sprendimus. Ir jauniems žmonėms, kur tikrai ir ateina pas mus į kontorą ir studentai, ir iškart po universiteto žmonės, jie labai bijo. Pačios sistemos? Jie labai bijo ne taip pasakyti, ne taip parašyti, ne taip paskaičiuoti. Atrodo, kad padarysi klaidą ir sugrius viskas, kas buvo iki tol padaryta. Nes sistema, aišku, specifinė, pripažįstu, tikrai specifinė, bet drąsos daryti ir net suklyst, nes iš klaidų geriausiai mokytis. Tai taip, drąsos. Geras. Šituo klausimu manau, kad galime drąsiai užbaigti šį podcast'o epizodą 5. Tai Asta, labai tau dėkoju, kad atvykai, nes tikrai ir pats sužinojau tam tikrų specifinių dalykų, kurių tikrai nežinojau. Ir tikrai pakeičiau, tikrai nuoširdžiai sakau, kad tavo dėka galimai pakeičiau nuomonę apie visą antstolių sistemą. Džiaugiuosi. Jo, ir aš labai įsitikinęs, kad ta pačiai ir visi mūsų žiūrovai turėjo galimybę pamatyti tą tokią sudėtingą, galbūt slogę iš šono atrodančią specialybę, profesiją, darbą antstolio visai kitom akim. Visai kitom akim pažiūrėjus, pamačius, kad ten irgi žmonės dirba ir žmonės tuos darbus daro, ne žvėris, kaip kažkas gali pagalvoti. Tai labai dėkoju tau už tavo įžvalgas, už tavo nuoširdumą, atvirumą, už tavo tas istorijas, kurios tikrai ir kažko tai įkvėpė ir pamokė ir atsakė tam tikrus klausimus ne tik man, tikiu ir visiems kitiems. Na, o labai norėčiau jūs paraginti. Jūs žinote, projektas yra dar labai jaunas, dar labai naujas. Temidi platforma, tai yra teisininkų platforma, kuri padeda teisės klausimais su dirbtinio intelekto pagalba ne tik teisininkam, bet ir tiem žmonėm, kurie ieško teisinės pagalbos. Todėl padėkite mums augti. Padarykite 2 paprastus dalykus, 3 dalykus. Jeigu patiko šis epizodas, paspauskite mygtuką like patinka. Jeigu norite gauti informaciją daugiau, visus epizodus kitus pamatyti, paspauskite mygtuką prenumeruoti. Na, o jeigu turit klausimų, antstoliai, mum pasiūlymų, parašykite komentaruose. Asta, prieš paleidžiant tave, Temidi platforma turi tau dovaną.
simboliška, sutemidi atributika ir tikime, kad kiekvieną darbo dieną galėsi išdidžiai naudoti šitos daiktus, šitas dovanėlės ir sakyti, aš buvau čia ir fainai mes pasišnekėjom apie tai, kas yra svarbu kiekvienam, galbūt anksčiau ar vėliau. Na, tikėtis norėtųsi, kad nebus labai aktualus antstolio klausimas žmonėm, tiek žmonės gyvena be skolų, ramiai. Ačiū labai, sėkmingo projekto jau. Ačiū, Asta, labai. Dėkoju, kad esat, kad žiūrit, kad palaikot, nes mes matom ir jaučiam labai didžiulį jūsų palaikymą, todėl sakau, ne te, sakau, iki kito karto. Iki.